Atsargiai sėskit ant žolės. O čia kolega man duoda kanapės dabar. Ir tyrelį. Kaip skanu. Įsivaizduokime, kokią vitaminų, mikroelementų Dozė, bomba. Jeigu tai maitinsitės, gyvensite kokią 20-30 metų ilgiau negu šiaip duoda. Filmas Misija atgal į gamtą. Man tai čia iš viso, wow. Čia yra kažkas, tai nerealu. Aš tyliai sėdžiu. Aš įbėgu kaip aikštelė, Sveiki gyvi dar kartelį. Dar kartą neprisistatysime tiek daug. Tikiuosi visi žiūrėt pirmą epizodą. Jeigu ne, grįžkite į pirmą ir ten ir susipažinsim. Turim labai daug ko parodyti apie ateities virtuvę, apie labai daug dalykų. Ir tiesiog po truputį pradėsime ir vėl mėgausimės įspūdingais, tvariais, super sveikais. Stengsime papasakoti kuo daugiau dalykų vėl apie sveikatą, net ir apie visokius įdomesnius ir cheminius dalykus. Tai dar nesakysiu, kas dėsis, viską pamatysite eigoje. Kolegės, galit startuoti. Bet pradedam nuo to, ką pažadėjai. Aš Šarūnė, bet tai pasakyk, aplamai, ką mes čia susirinkom ir kas čia vyksta, aš nežinau, dėl ko tu mus čia Šarūnė, kur čia mums atvežė? Taip, tai noriu pristatyti grynai projektą. Mes 5 merginos sugalvojom daryti tokį projektą apie tvarumą, apie ekologišką mitybą, apie klimato kaitą, apie kasdienius maisto įpročius ir pasitelkėm savo srities asus, visus šitos žmonės, kurie mus ir visą likusį jaunimą, kurio čia nematot, bet jis yra, nes nenoriu filmuotis. Norim išmokyti, kaip kasdienybėje gyventi tvariau, ekologiškiau, kaip mėgautis maistu ir įgyti įgūdžių visokių apie maisto gaminimą ir taip pat apie podcast'o kūrimą, nes mums tai yra pirma patirtis tokia. Tai tikimės, kad šitą laidą pamatys daugiau jaunimo ir sužinos visokių įdomių dalykų, kurios papasakos apie ateities virtuvę. Mums čia šitie nuostabūs žmonės. Ir kas be ko, jeigu norite, galite čia net ir mokintis šitų dalykų. Aišku, jeigu esate jaunimas, čia privilegija. Taip. Tai mes kalbame šiandien apie ateities virtuvę, nes tikime sulaukti ateities. Ir aš norėčiau pradėti nuo sero Algimanto pažado, kad apie dilgėles, Roma praeitą kartą atsimena, sakė, kad receptorius užkaitina dilgėles. Tai iš tikrųjų dilgėlių mes turime. Pakankamai kiek matau. Kaip jūs manote, ką mes galime pagaminti iš dilgėlių? Galima užtepėlę padaryti. Užtepėlę? Sriuba. Galima dilgėlių sriubą norėjau. Ar galima arbatą iš dilgėlių? Tai arbata, taip. Įspūdinga. Masažą padaryti. Masažą, taip. Pirčiai labai tinka dilgėlės. Bet šiandien aš pagaminsiu dilgėlių čipsus. Naudosime dilgėles, naudosime prieskonius, sūrį ir kepsime, tai paskui degustuosime. Tai šiandien kalbam tikrai apie ateities virtuvę ir mes jau čia su kolegomis pasišnekėjom, kad ateities virtuvę matome grįžimą atgal ir tą ateitį matome lauko pagrinde augaluose, ekologija. Išeinam į laukus, susipažįstam su tuo, kas vis dėlto auga. Ir ką pamatėm praeitoj serijoj, ką mes galime naudoti iš miško produktų nuo giros iki blynų. Ir šią seriją jau čia pamatysim dar labiau crazy dalykų. Taip. Filmas Misija atgal į gamtą. Taip, atgal į gamtą. O bet taigi šitas cinamonas, taigi irgi yra žievė. Medžio žievė, absoliučiai medis, ar ne? Tai skonis geras to žievės, nes jis būna parduotuvėse, tai yra kaip pjuvenos nieko. O čia yra ir saldu, ir aitru, ir dezinfekuoja burną, ir kaip vaistas dirba. Ir svarbiausia, kad sveika labai. Tai va, į tą maistą mūsų kasdienį mes galime įtraukti labai daug keistų dalykų, ar ne, ir juos paversti valgomais. Aš galbūt noriu irgi pasakyti visiems žinomą dalyką apie bananą, ar ne? Tarkim, mes mėgstame pirkti bananus šviežius, žalius, ar ne, ir kai jau jie pajuoduoja, mes čia turime kaip tik parodyti pavyzdį tų bananų. Visi žinom. Ar ne, visi žinom tuos bananus, ar ne, ir užlaikom tuos bananus ir nežinom, ką daryti. Tai pirmas dalykas, ką aš rekomenduoju pasidaryti, ledus, susišaldžius bananus. Ir labai skanus dalykas yra
pasidarius glotnutį, jį sudžiovinti džiovyklėje. Čia yra Jau padaryta variantą. Čia yra bananų braškė. Glotnutis galite ragauti, skanauti, ten yra bananų juodų serbentų. Tai prašau. Super tekstūra. Čia toks kaip guminukas net, ar ne? Kadangi braškė ir bananas saldu, toks kaip guminukas. Labai gerai. Įdomi versija, jūs susisukti ir gali tokius pasidaryti. Taip, galime. Tai yra puikia dovana, kurią mes galime pasiruošti vasarą ir dovanoti per Kalėdas. Ar įmanoma išdžiovinti namų sąlygom? Orkaitę? Taip, galima orkaitę išsidžiovinti. Ir tas džiovintas maistas, ar ne, jisai turbūt ir yra ateities maistas, ar ne, nes mes jį konservuojame ne šaldiklyje, kur reikalinga papildoma energija. Aišku, energija reikalinga ir išdžiovinti tą, bet mes ilgiau galime mėgautis tokiu desertu. Čia sveikas saldumynas. Taip, sveikas saldumynas. Ir jeigu džiovinsite iki 45 laipsnių temperatūros, išlieka vitaminai. Ypač vaikam, kurie žiauriai mėgsta visokius saldekus ir kaip tai kūnui kenkia, čia yra super. Čia su juodais serbentais. Čia su juodais serbentais. Čia bananai su juodais serbentais. Skiriasi, o čia su braškėmis. Jo, čia braškės, ne, papildomai cukraus čia nėra pridėtinio. Čia nėra papildomai cukraus. Bet atrodo labai saldu. Nėra, bet braškės saldu, bananas pernokės, jisai yra tikrai labai saldus ir viskas labai fain. Aš matau pas Romą perpjautą apelsiną, nežinau, ką jinai su juo darys, bet aš galiu pasakyti, ką aš dariau kulinarijos būrelyje su apelsinu ir su jaunimu. Tai mes apelsiną sunaudojame 100%, kalbant apie tvarumą, ar ne? Mes kepėme apelsinų pyragą, kai naudojamas visas apelsinas. Čia galite padegustuoti net su data, visada yra parašyta, kada mes jį gaminome. Tai vaikai virė apelsinų džemą. Apelsinų džemui mes žievelių nenaudojom. Žieveles mes užpylėm sirupu, gavome cukatas, sirupą nusipylėme ir galima darytis gaivas gėrimėlius. Praeitoj laidoj klausai, kas yra cukatas. Tai cukatas yra žievelė, išmirkytas sirupe. Ir taip pat mes juos džioviname toje elektrinėje džiovyklėje. Tai čia visą vidų sunaudojat? Taip, čia vidus, žieveles supjaustom, užpilam Labai geras skonis, niekada neatspėčiau. cukriuku, gaunam sirupą. Tai va, Tas džemas tai insane. aišku, apelsinas ne mūsų klimato augalas, ar ne? Jo, žievelė. Bet apelsinas vienas iš pasiekiamiausių vaisių, sakyčiau. Ir žiemą labai gerai valgyti citrusinius, kada mums trūksta vitamino C. Tai va, žiemą yra labai geras dalykas. O Roma, gal šitas džemas labai tik su tavo fokačia, ar tavo fokačia suri? Jinai nesuri, mes po to pakalbėsim ir galėsim, manau, kad tikrai mielai paskanausim, nes džemas yra Nes fantastiškas. tavo fokačia tikrai įspūdinga. Kai praeitą kartą ragavom lašinukus su arbūzais, Tai manau, mes pamaišysim viską. Čia labai tiks jo. Tai aš dabar padariau vieną stresą va šitam pomidorui, ar ne? Kadangi aš girdau kalbant apie žievelę, apie pomidorą, ar ne? Tai vat aš irgi norėsiu jums pademonstruoti vieną dalyką, ar ne? Kai mes blančiruojam pomidorą, tam tikriem patiekalam, kur nereikalinga ta odelė, blančiruojam, mes nuimam tą odelę ploną, prisirenkam, žinoma, vieno pomidoro tų žievelių mums nelabai užteks. Bet jeigu mes darome pomidorų padažą, ne tą bolonezo mėgstame visų padažą prie makaronų ir darom jį naminį, lieka mums daug odelės, mes ją išsidžiovinam ar ant saulės negalima, ant pavėsyje, kaip sakoma, kad ta neprarastų medžiagų šitą žievelę ir paskui mes ją sumalam. Tai čia Ir yra gauname prieskonis pomidorų. visiškai žievelė. Taip, gauname. Prieskonis ir vaistas, ypač vyram, yra likopeno. Vyriškai jėgai likopenas yra labai svarbus Gali dalykas. ir gauti. Ir yra tik tais, vien tik tai žievelė. Čia tik žievelė, čia yra tik žievelė Kodėl spalva sumalta. pakeitė? Aš naudoju tiesiog vietoj papuošimo, čia yra kišas, kurį mes po to skanausime ir Labai skanu. O tas galima. kišas kaip atrodo įspūdingai. Beje, tie cukatai, kur jūs ragavot, ar ne, tai puikiai, kaip sako, nori burnos gaivos. Puikiai cukatai įsidėjai į burną, atsigaivinai, o jeigu cukatos liko, tik galima gerai. irgi susimalti ir gauti cukatos miltelius. Bet irgi balta. Ir naudoti konditerijoje, kadangi mes su Roma profesionalios konditerės. Ir tyrelė. Kaip skanu. Tas citrinas, kur ištrauksim iš šeivamedžių sirupo, mes irgi galim jas susidžiovinti, susimalti į pudrą
Barstyti ant ledų, barstyti Tai ant mes kitų galim net ir desertų. savo kompotį padaryti iš naujo vėl. Panaudoti visas citrinas. Taip. Džiovinti, wow. Tegul jaunimas eina ragauja, nes iš tikrųjų tai yra ateities maistas, tas, kas Prieikit, kas paragaukit, kas maitinsis drąsesni. ateityje tik tai piliulėmis, nes bus dvi kategorijos žmonių. Vieni maitinsis tik tais jau paruoštų maistų, pusfabrikačiais arba tabletėm, kosmonautų maistų, bet kiti vat grįžta į Ką tik nori gamtą ir žinoti. ieškos tų visų gėrių, kuriuos mes šiandien pabandysim jums ir papasakoti. Ir pabandysime šiandien pasigaminti užtepėlę. Ten jau sakyčiau, kosmonautam labai tiktų šitas maistas, nes jis yra, jau čia yra pagaminta, jis yra sumaltas. Belieka jį, vat, kaip Vaiva sako, išdžiovinti ir tikrai galima būtų į miltelius panaudoti. Mes naudojame bulvinės saulėgrąžos lapus. Yra, žinot, kas yra topinambas tai vadinamas, o čia yra lapai. Lapai, kol jie dar nėra kokie Liepos, rugpjūčio mėnesį, jie nėra dar labai, sakykime, tokie šiurkštus, bet kas įdomiausia, kad ta bulvinė saulėgrąža, tas topinambas yra daug sveikiau negu mūsų ta bulvė pamėgta. Jo, tai vat mes ką darysime, susmulkinsim tos lapus, dėsime į smulkintuvą, bet dar papasakosiu, ką mes dar naudosim. Tai šitą smulkintuvą dėsime rūgštynės. Čia yra ne rūgštynės iš daržo, tai yra lauko rūgštynės, bet jinai turi labai daug vitamino ir širdžiai labai tinkamas. Tai labai rūgštynės labai Tai rekomenduoju. kolega, aš mėgdavau visą laiką valgyti saujom tas rūgštynės. Rūgštynės. Ar nėra pavojų didelio kūnui? Dėl tų Nėra rūgščių. pavojų. Visiškai. Kaip ir praeitam epizode kalbėjom apie girą, irgi nesistengti jos iš karto, kūnas turi irgi priprasti šiek tiek prie tų dalykų. Taip, tada keičiam mytybą, keičiam palaipsniui, švelniai, būkim švelnus su savim, su savo kūnu. Nespauskit savęs. Va, žinokit, panaudosime vynuogių ūgliukus. Vynuogių lapai ir tie visi vat ūgliukai netgi yra sveikesni negu pati vynuogė. Tie lapeliai ir stiebeliai yra labai geras dalykas. Tai irgi mes panaudosime. Ir labai iš- skanus poskonis, irgi tas rūgštumas tam. Taip, tai va dėl to mes čia irgi. Dabar dar ką mes turime, va šitoj kolekcijoj, šito augalų kraitelėje mes turime česnakų, kadangi patys česnakai dar nėra išaugę, dar nėra subrendę, tai dabar šiuo metu mes turime česnakų žiedynus. Tai česnakų žiedinas yra irgi fantastiškas dalykas, kurį anksčiau mažai kas panaudodavo, dabar mes ir sudome ir maistų gaminame, ir šiaip juos pasmulkinus, pakepinus su sviestuku arba su aliejom. Tai yra fantastiškas skonis, tai yra iš tikrųjų labai skanu. Tai yra česnakėlis. Tai vat mes pridedam tų ūgliukų, naudosim, tai vat ir tas žiedinas, kuris dar neįsiskleidęs, tai mes naudojame česnakus. Tada mes panaudosime kalendrą, naudosime petražolių lapus. Va, petražolių tikrai negailėkim, nes petražolė irgi yra fantastiška žolelė, jos reikia irgi naudoti kiek galima daugiau. Dedame baziliko ir dar čia toks įdomesnis dalykas - nasturtos lapas. Vat, jis toksai irgi savotiškai, galit kolegos paragauti, nasturtos toksai kaip... Toks, Aš tikiu, kad Jo, jis irgi labai smagaus tokio skonio. Tai va dabar dar dedame tų rūgštynių, visko dedam, ko mes čia dar galėjom nepaminėti. Petražolės paminėjau, nasturtus paminėjau, petražolės, kalendrą, bulvinės šitas saulėgrąžas. Bet Roma taip žino apie augalus, toks net nereikia lensas programėlės. Paėmė lapą, žino. Jo, šitas, taip, mes galim teisingai, mes galim dar panaudoti rūkolos. Žinokit, rūkola yra fantastiškas augalas, fantastiškos salotos. Jeigu jaučiat energijos trūkumą, jeigu jaučiat, kad pilvas kažkaip biškį streikuoja, naudokit. Rūkola yra fantastiška. Kaip mėgsta kepenys, rūkola yra kažkas. Tai va, dedame. Rūkala turi to šešto skonio, kuris Mažesnį reikalingas, gal. kad žmogus valgydamas pajaustų skonį, Tai- pasisotinimą. Nes jeigu Mindaugai. trūksta nors vienos aš dar nutrauksiu, mes su vištienos prieskoniais Marinuota dilgėlė. pamarinavom O jinai jau dilgėlę. nebekanda? Mano rankas kanda per pirštinę. Pagod aš pasakysiu. Ne, jokių Ne. Nekanda. Ramiai. Super, labai gerai. Gal nedaryti čipsų ir taip gerai? Ne, manau, kad labai gerai. Aš tai suvalgyčiau va šitaip, mielai nedeginčiau, nes čia yra, čia yra jėga.
nes dilgėlė turi tiek daug geležies ir širdžiai ir kraujagyslėm reikalingų medžiagų. Nu nežinau, bet valgyčiau va tai. Labai spūdingas dalykas tie lapai, kiek skonių jie turi. Man toks geras prieskonis apskritai. Mūsų jėga ir sveikata gamtoje. Aš pilnai pritariu. Garbė. Dabar mačiau, kad dideli pakeitimai įvyko mūsų Užtepėliai. mūsų žolelių rojuje. Taip. Nes mačiau ir į dilgėlės dėjom sūrio, kolega, Taip, taip? dėjau sūrio. Dėjom sūrio. Ir čia dar dėjome pakepintų saulėgrąžų, pakepintų moliūgų sėklyčių, mes dėjome dar tarkuoto sūrio, kad būtų maistingiau ir sočiau, ir dar dėjom dar anakardžio riešutukų, citrinos sulčių ir alyvuogių aliejaus. Ir įsivaizduokime, kai jau mes pavardinom, kiek čia visko sudėta ir kas tai gaunasi. Tai vat įsivaizduokime, kokią vitaminų, mikroelementų dozę, bomba. Čia jau yra Gerąja prasme. Jo, gerąja prasme, jo. Ir pabandysim mes visą šitą sumiksuosim, paprašysim. Ir dar kaip minėjot, šitą galit prasimalti ir su mėsmaniu. Jo, pabandysim, kaip seksis su šituo smulkintuvu. O aš tuo metu sudėsiu mūsų dilgėlių čipsus ant skardos. Šiaip geriausia tai būtų sudėlioti kuo mažesniais jo lapeliais, nes taip tai gali paskui... Tiesiog kaip ir čipsai norisi, kad būtų atviras, bet ir šiaip... Tada ir apskrudimas geresnis tikriausiai. Taip. Dar parduotuvėje nemačiau. Dar nepriėjo. Apskritai dar tokių dalykų, ką mes išdarinėjom. Tai darom brandą. Mes davai visi Crazy chipsai. darom brandą. Mes galim atidaryti jau restoraną. Crazy chipsai. Su tokiu meniu, ką man parodė, tai mes galim turėti pilną restoraną. Jo, aš manau, kad ten susismulkino. Aparatas atliko darbą. Jo, tai šitas aparatas vis dėlto įveikė tai. Taip, viskas čia tvarkoj, o Donytė mano jau išimta, ne? Išimta Donytė, labai gerai. Kažkas ją pasirūpino. Tai va, tai vis dėlto ačiū. Jo, čia gražiai susimalė. Čia gavosi labiau tokios žalios spalvos. Čia jau truputėlį jau pastovėjo, bet čia jau visos tas maistinės medžiagos susigėrė viena su kita ir jau mes galėsime neužilgo bandyti skanauti, bet skanausim tada, kai jau truputėlį pakalbėsim apie va šitą fokačių, kas tai yra. Ar tu, Vaiva, dabar kalbėsi? Taip, prašau, pasakoti. Mes su kolegėm rodėm, tai mūsų receptukas dilgėlės. Pamarinuojam su vištienos prieskoniais, įpilam brandinto sūriuko ir aliejuko pylėm, taip tam, kad tie prieskoniai priliptų. Labai gražiai atrodo. Panašu, taip, turint tokių dilgėlių, tai ir mėsos nereikia. Tikrai ne. Tai va, šauname 10 minučių 130 laipsnių. Ir žiūrim, kas čia per stebuklą. Tai va, dabar čia yra iškepta fokačio. Fokačio yra kepam paprastai. Naudojami miltai, naudojama aliejus, naudojama druskytė ir vanduo. Šiame recepte nebuvo naudojamas vanduo, o buvo naudojama šeivamedžio arbata. O kaip tu kitaip atskleisi tą žiedų skonį, nes jeigu tu juos stipriai pakepinsi, jie tie žiedai pajuoduoja ir jau lieka kaip degėsiai. Tai koks geras. Įdomiai tenais viduj vietoj vandens yra panaudota stipri šeivamedžio arbata. Čia yra ir dar šalavijas ir šeivamedis. Man pačiai skonis, labai įdomu, kaip čia dėrės, nes čia labiau dera ten alyvuogės, sakykime, kažkokie kiti dalykai. Plius čia galima dėti našlaitės, nasturtus, bet ką galima dėti. Bet mes, kad būtų dar įdomiau, užpilsim tokį užpilą. Čia mes užpiluką. Mes naudosime citrinos sultis, įmaišome truputėlį medaus ir įmaišysime dar alyvuogių aliejaus, kadangi, žinot, fokačia labai mėgsta alyvuogių aliejų ir reikia ją valgyti karštą, visas būti alyvuogių aliejų toksai, nes čia italai, ispanai. Tai visgi alyvuogių šiek tiek, bent jau kažkokiu kampeliu būtina. Alyvuogių aliejus vis dėlto yra nepakeičiamas. Tai va, galim, kolegos, papilti, čia po to ragausime su Vaivos apelsinų džemo, bet pradžiai gal imkit su žolele ir paskanaukim, man pačiai bus įdomu,
Pažiūrėk. Kas čia dos skonis? Aš manau, kad ir jaunimas turėtų įvertinti, nes tai yra žiedus tos laisvai, aš jau valgiau, galiu dar kartą parodyti, kad jie yra laisvai valgomi. Aš praeitoj serijai pusę jūsų valgiau. Žinokit, aš darau šeivamedžio arbatą, nuostabi. Ir netgi darau šeivamedžio vyną. Tai va, imkime ir skanaukime. Ragaukime. Manau, kad šita duonytė yra imama rankome, tai pradžiai imkime, čia papjaustyti, galima imti gal va šitą vidurinį, tada su žiedeliu labiau ir su šalaviju. Mindaugai, prašau. Ir, Labiau skonis atsiskleidžia. jo, ir dar, gal jeigu neužteks, galėsim dar papilti aliejuko, o po to jau galėsim skanauti, Mindaugai, čia. Aliejuko niekada nebus. O čia aliejuko jo niekada nebus per daug. Kviečiam ir jaunimai norit ateikit. O po to mes ragausime su džemu. Aš manau, kad čia jis labiau gal tiks tas džemas. Labai tinka šitas. Labai tinka. Kadangi, manau, duonos niekada neatsisakysiu, bet labai svarbu naudoti ekologiškus miltus. Ir tada šperta yra toks miltas, kurį organizmas labiau atpažįsta ir lengviau virškina. Tai, Mindaugai, pasakykit, kaip va šita bombinė užtepėlė, kuri yra daryta trupučiuką anksčiau, jinai jau susijungus ir susiryšusi visos medžiagos, nes kiekvienam dalykui reikia dar, kad pasistovėtų ir susijungtų. O čia šviežiai padaryta, dar jie tie atskiri augalėliai, dar jie nepersisunkė. Bet ar su šita šeivamedžių fokačio, ar tinka va šitos užtepėlės? Man tai čia iš šito, wow. Čia yra kažkas nerealu. Aš tyliai sėdžiu. Fokačio labai skanu ir gerai, bet va šitos žolės norisi, kaip sako, ant žolės pakeisti. Aš net sakyčiau, netgi būtina. Jau jeigu valgai, jau pripratinot mane. Bet aš tikrai pirmą kartą ragauju topinambo lapus sumaltus. Pirmą kartą valgau šviežią šeivamedžio žiedą. Kosmosas tikrai. Ir nerealiai aliejukas su tuo, čia turi būti Labai tinka jo su Tai dar laisvai rekomendavo Vaiva paragauti to desertinio apelsinų džemo. Jo, darysim dar vieną užtepėlę. Darysim užtepėlę iš tų išspaudų, panaudosime kanapių aliejaus išspaudas ir pabandysim padaryti dar vieną užtepėlę. Irgi tokia pati faina, gal tik tai mažiau bus tų visų žolelių, bet mes įdėsime ir petražolių, ir kmynų, šito ir krapų įdėsime, ir kalendros. Aš grįžtu su dilgėlių čipsais. Turim kol valgiam. Čipsai! Jaunimas fokačio. Turim geriausią jau. Čipsai fokačio. Jo, dar neišliuvo, dar reikėtų, kad Oi, dar noriu labai neviškinuotų. paskanauti labai. Bet jau skonis atsiranda, jau pradeda tekstūrą jaustis. Bet man tai tokia kaip mėsa kažkokia, ne? Kaip įtinta mėsa. Taip. Jo, aš sūriu pirmą. Ane? Sakau, Yra sūrumo gero. jeigu tai maitinsitės, gyvensite kokį 20-30 metų ilgiau. Ilgiau negu šiaip duoda. Kuo mažiau valgai, tuo ilgiau gyveni šiuo metu. Ir kai gali gauti visokio fast foodo dabar ir į namus susisakyti bet ką visas pasaulio virtuvės. Bet irgi nekartojam, kad žolės tai žolė, ne ta žolė, kad kai karvė ištisą dieną reikėtų labai atsargiai žiūrėti savo organizmo reakcijas. Palaipsniui ateisite ir ant žolės susėsite. Atsargiai sėskit ant žolės. Mokytojo rekomendacija. Taip, mokytojo Ant žolės eikite lėtai. Eikite ramiai. Jeigu 3 mokytojai ir mokslininkas rekomenduoja, tai tikrai atsargiai. Dėmesio čia tie šauktukas. Kas blogiausia gali įvykti? Tapsite šriechu ir viskas. Ai, nu. Ir patapsite žalės labai. Ne, iš tikrųjų, jeigu netikėtai nuo kažkokios žolės pasidarytų nelabai gera, pirmas, ką reikia daryti, gerti daug vandens. Taip. Gerti daug vandens ir tiesiog stebėti save. Vandens gerti reikia aplamai labai daug. Kaip mums Vandens. sakė Roma, Vandens. 4 gramai žolės, jeigu net ir kažkokios tai toksiškos, tai nemirtina dozė. Taip. Bet galit pasijausti šiek tiek ligotai. Būkite atsargiai. O aš noriu pristatyti pirmąjį savo iš tikrųjų tokį kišą. Tikrai pirmąjį. Fainas. Jisai yra su bešamelio padažu viduje ir su kiaulpienių lapais. Tai aš manau, kad aš jūs nustebinsiu. Viskas stebina. Jo. Ir labai tikiuosi, gal tik su Romos nauja užtepėlė, kur jinai tenai daro.
bešamelis. O, ir su ko čia, su dilgelė? Ne, čia su kiaulpienių lapais. Kiaulpienės čia. Taip, čia su Bet čia kiaulpienių- galėtų ir dilgelės tikti. Taip, galėtų Ir tik, kaip- bet aš norėjau tiesiog panaudoti kuo daugiau augalų. Ir Šiandien šampinjonus mūsų gal taip, matom. ir čia yra marinuoti šampinjonai. Šviežių aš neturėjau, bet labai tinka švieži šampinjonai. Ir va paskanaukime. Tu ir yra taisyklė, kad jeigu radome lauko augalų, 1/3 reikia palikti gamtai. Nu, nenulupti visko ištisai, žodžiu. Svarbi taisyklė. Taip, reikia atsakingai, ar ne? Kišas tai yra ganėtinai populiarus patiekalas, jisai dauguma valgomas, gaminamas, ar ne? Ten ta vos ne kiaušinienė, ne, viduje, juk plati kiaušiniai, grietinėlė, sūris, dedama vištiena arba žuvis, dedami grybai, bet tai va, mūsų siūlymas ir yra įtraukti tą lauko augalą, šiuo atveju kiaulpienę, ir praturtinti savo mitybą. Dabar tendencija tiesiog yra, kad ar ne, įtraukti lauko augalų, kažką tai netikėto tokio, tai vat... O kas čia dar galima įeina, nes nustebinti. labai geras skonis, tikrai labai gerai Labai suderinta. Kas čia dar įdėta? Po kiekvieno noriu, kaip Gusto enciklopedijų, nukrimų. Ne, tai mes neskanių dalykų juk Ne, negaminame. viskas tiesiog- fantastika. O čia kolega man duoda kanapės dabar. Oho, Šito dar neragavau. Čia kanapė. čia kanapės, bet valgomas kanapės. Nu, tos Čia yra, kada spaudžiame kanapių aliejų ir kada jis yra filtruojama, lieka nuosėdos. Nuosėdų irgi niekas nenori valgyti, dažniausiai jos yra nupilamos. Bet jos man labai patiko į salotas darant, padažiukų salotų. Čia dabar į tyreles dėti. Jos yra, fantastiškus skoniai. jie turi specifinį skonį, bet visi mikroelementai, mineralai, vitaminai lieka čia. Mindaugai, aš Kiek man- panaudosiu kiek dabar matau. jo kitai užtepėliai, kadangi vėlgi tvarumas mums labai svarbu ir tos judros, būtent to augalo judros įspaudas mes panaudosim irgi užtepėlės gamybai, tai mes panaudosime riešutus, anakardžius, įdėjome avokadą, avokadas galbūt ateityje po 20 metų augs ir Lietuvoje, aš manau, kad tikrai augs, nes klimatas keičiasi, dabar dedame šitų judros išspaudų, vat panašiai, va taip įdėkim, kad labai daug gal Už nedėkim. kadro. Tada Kad įdėsime būtinai va šitų kanapių aliejus įpilsime. Dabar paprašysiu kolegų man įspausti apelsinų sultis. Supilam čia apelsino sultis. Dar Tada spausim. jo, galim čia. Tada mes įdėsime petražolių, nes petražolės tinka visur. Dar kalendrą panaudosim, baziliką panaudosim iš šito va mūsų tų augalų šitos darželio. Nebus per daug, viską spaudžiam. Ne, užteks, manau, kad galėtų nes... Paliekam kitai kolegiai pernaudoti pilnai, nieko neišmetam. Taip, panaudosim dar, ką mes čia galim dar panaudoti. Va, dar yra naminės kalendros panaudosim, įdedam, tegul visko būna. Taip, mes dar čia įdėsime graikinių riešutų, šįkart graikinius riešutus panaudosim. Graikiniai riešutai, jau žinokit, auga Lietuvoje, aš pati auginu tuos riešutus, jie yra panašus kaip mūsų smegenys, o tai reiškia, kad tai graikiniai riešutai maitina mūsų smegenys. Ir dar įpilsime sūrio. Sūrio. Įtariu, kad mes dar įpylėme saulėgražų. Jūs matote, kokia turtinga sudėtis ir jeigu jūs ten maitinotės iki tol kažkaip prastai, jeigu pasidarote šitą užtepėlę, tai patikėkit, organizmas ne tai, kad džiaugiasi, jis šokinėja iš laimės. Būsime spygliuoti. Visada gera. Visada labai gera. Šrėkų vis tiek nepavirsim. Beje, tokias užtepėlės galima valgyti nebūtinai su duona, ar ne? Galima valgyti ir tiesiog užsidėjus ant pomidoro. Taip, grįžome, jau susimalė mūsų įspaudų judros, kanapių aliejaus, bet šį kartą ragausime ne su fokačia, nes jaunimas alkanas ir laukia, o mes dabar paragausime tos fantastiškos, tikiuosi, fantastiškos grikių duonos. Kepaliukas gavosi tikrai labai simpatiškas. Galima atsinešti. Jo, galima atsinešti, taip, prašau. Tada pabandome atpjauti tos duonelės, nors čia gal vyrai raiko duoną, tai gal vis dėlto jūs papjausite. Kiti laikai jau. Prašau paragauti pradžią grikių duonos.
O tada tepamės ir žiūrime. Tai jau kai duonos yra, tai galima tiesiog ir duoną valgyti be nieko. Aš sutinku labai. Kada yra duonytės, galite ir užtepėlę, ir su aliejum. Ar jaučiasi tas grykis? Aišku, jaučiasi. Bet labai kažkoks taip nedidelis, tolimas. Tolimas, ane? Labai Taip, tolimas čia. tolimas, ane? Gal kol jinai dar nepašalo, Taip, dar grykis labiau jaučiasi. Jo, o nes po to? konsistencija šiek tiek priduoda. Labai švelniai. Čia Labai švelnus toks. Gerai, o Nu ką, dabar o bandome tą kitą užtepėlę. Gerai. Jisai su grykių duona, man atrodo, kad visai neblogai. Įspūdingai. Gerai? Gerai? Bet jaučiasi tokios skanumo duona visos. Viskas pilnai galėtų šalti. būti. Galima ir pabandyti ir kitą. Tai jeigu dabar žaistume žaidimą kaip ir Pirmoji pirmoji serija. serija, ar ne? Valgyčiau, nevalgyčiau, pasiūlyčiau, nepasiūlyčiau, nustebinčiau, išsigaščiau, kas tai galėtų būti šiandien. Man patiko ir šito dalyko skonis, bet stebino konsistencija. Smagu buvo ant kišo užsipilti ir toks kaip šokoladas nubėgo jo. Labai skanu. Šiaip gal keisčiausias dalykas, ką aš šiandien sužinojau, kad tiek daug dalykų iš gamtos, lapų tiesiog, kas tau nieko nekainuoja iš vis. Skaniausias dalykas man buvo Ta fokačia. fokačia, jo. Nes labai topingas visas pridėjo labai tokį vasarišką dalyką ir ragaujant su visais labai man tas skonis kažkaip atsiskleidė. Nu ir tikrai nežinau, kad, nes aš bananą irgi iki šiol būdavau tas žmogus, kur pamatau juodesnį ir jisai man nebe bananas atrodo. Tai niekada nežinau, kad galima guminukų pasidaryti. O tikrai, ta prasme, tokį stalą, man būtų garbės savo draugam pateikti, tėvam, visai šeimai. Bet įdomiausias gal tas visas gaminimas, pats procesas, nes daug žmonių jaučiu net niekada nesupras. Tiesiog paragauja ir nežino, kas nei vidų ir net neklausia, kas vidų. Tai ačiū už tokią galimybę matyti patį procesą ir dar kažkiek padalyvauti, kiek sugebėjau su jumis. Tai man didžiulė garbė prisidėti prie jūsų šito projekto, kiek begaliu. Ir jo, jūs esat vienetai. Ačiū, kad šviečiat visuomenę, kiek aš pats daug sužinojau čia. Aišku, jau daug kas įsitrynė, bet eisiu pasivaikščioti po mišką, mėginsiu atsiminti. Nieko, visada gali grįžti į O kolegijos būrelį. visą laiką, aš galiu pas tave visą laiką atėjęs tiesiog sakyti. Sakyk, Vaiva, nustebink, ar ne? Tai tikrai labai Ačiū už... dėkojame. Ir ačiū labai. Ačiū merginom, kurios Ačiū sugalvojo labai. šį projektą, įtraukė šias veiklas ir aš manau, kad jaunimui atviro jaunimo centro Hobbyverse tikrai labai pasisekė, turint tokias vadovės, merginas, su kuriuom jie leidžia dienas ir vakarus. Ir jūs paprasčiausiai galit visą laiką jas sutikti pas mumis jaunimo centre. Taip, tai O kviečiame. dabar į Hobbyverse. Taip, ragaukite visi, jūs Visi. ten turbūt seilės jau tekėjo ir O labai. mes kaip Gustavas. Taip, mes sveikinamės po stalais Ačiū ir labai. iki kitų susitikimų Gražu. skalioje Labai kolegom, virtuvėje. ačiū. Gražu, paplokim savo ir vieni kitiems.